Gerbiami kolegos, noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Pasikartosiu, bet pasakysiu, kad jis yra labai reikalingas, savalaikis, jeigu nepavėluotas. Jau nekartą akcentavau bendrosios energetikos politikos ir energijos tiekimo saugumo klausimus, nes tai yra gyvybiškai svarbus klausimai Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms. Prisiminkime prieš 2 metus svarstamą Laperus raportą dėl transeuropinių tinklų gairių. Deja, tada čia parlamente supratimas buvo ir dabar kai kuriuose šalyse lieka visiškai kitoks, kad ir Nord Stream projektas. Gyvenimas parodo, kas yra teisus. Šiandieną tik galiu pasidžiaugti, kad situacija keičiasi ir Europos komisija ėmėsi drąsių iniciatyvų. Rugsėjo 19 dienos paketas kartu su šiuo pranešimu pagaliau pradeda pateisinti mūsų lūkesčius. Ačiū.